stalo. Antras sveiks sveiteli Mats. Turiu pasakyti, kad darbai pateikti ta tvarka, kokia buvo atnešti į ministeriją, kai buvo paskutinė konkurso diena. Toliau pieno ūkis, numeris 3. Toliau Novolo Grande, numeris 4. Čia 3 buvo paruošti planšetai, bet pirmame kartą nei vieno darbo dėl formalių reikalavimų buvo atmesta. 5 numeris Sodas. 6 numeris Siekis. 7 numeris Užaduotas medus gardesnis. 8 numeris Chromosomat. 9 Bręstantis 3 tūkstantmečio vaisius. 10 Fields of Gold, lietuviškai aukso laukai. Sodas 11, dar vienas to pačiu pavadinimu darbas. Ir 12 Auganti Lietuva. 13 Pajusk Lietuvą. 14 Biosfera. 15 Vėlų Vėjas, ir tada buvo kodas 12346, pavadinimuose, kaip pasižymėti parašyti buvo. Toliau 16 Pieva. 17 Baltas kiekvienas. Balansas 18. 19 Laukas. 20 Karalių pasaka. 21 LT Likai Linkėtų. 25 Lietuva Tirana Vada. 23 Grūdų džiovykla. 24 Energijos taurė gyvenimui. 25 Miško skonis. 26 Laukų mišėlis. Ir 27 Piliakalnis. Tai štai tokie darbai buvo pateikti 27. Jie buvo aptariami, kaip jau minėjau, dalymuose, buvo daug komentarų ir komitetai pakalbėti. Ir šiandien turim progą padiskutuoti gyvai. Vertinimo komisija turės posėdžius vykti ir manau, kad šią savaitę jau preliminariai tas nugalėtojas turėtų būti aiškus. Kitas dalykas, kad, kaip žinote, nusprendus komisijai reikės dar kviesti per 3 dienas atvykti visus pateikti
teisėta. Galbūt mūsų paviljono narės jau vis tiek jis bus išsisėmęs. Praktiškai psichologų yra patikrinta, kad šitą žmogus pajėgus 3,5–4 valandas būti įdėmus. Paskui jis jau velkasi kojas, jau nebeklauso. O čia reikia išlipti 2 aukštą. Jeigu yra 2 aukštas, tai gali tik panaudoti administracijai, panaudoti pokalbių kambariams. Bet šiaip ekspozicija turi būti labai lakoniška ir taikliai. Linkiu sėkmės, ačiū labai. Ačiū. Tai buvo Artūro nuomonė. Dabar turbūt tektų daugiau nemažau prisipažinusių, bet matau, kad iš ekspozicijų, iš parodų stendų statytojų atstovą Evaldas Januškevičius galbūt galėtų pasakyti savo nuomonę. Būtų gerai, kad būtų darbas. Jo, aš tas tendencijas galbūt nepasakysiu. Aš tai norėčiau, taip jau kolega, iš tikrųjų esu parodų įrengimo specialistas daugiau. Tai man svarbu estetika, pirmasis įspūdis, kad pritraukti klientus, lankytojus tos parodos. Tai aš norėčiau pasakyti iš tikrųjų už 4 darbus, nes į kiekvieną nesu įsigilinęs į lankytojus sraudus, vidų. Tačiau mano dėmesį patraukė 4 darbai. Vienas iš jų Svetelį Margas. Dėl savo žemės ūkio idėjos pieno upės reikėjo pieno upės. Trečias yra Hills of Gold. Jis taip pat asocijuojantis su lietuviškai tematikai ir turi tokį pavadinimą, kuris visam pasauliu ir žinomas. Ir trečio į tuos projektus norėčiau atkreipti dėmesį ir bendroje diskusijai labiau juos aptarti. Ačiū. Išvardėjo kelis savo darbus. Gal daug yra tokių institucijų atstovų, kurie tikrai neabejingi būna Lietuvos pristatymui, dalyvauti parodose. Vienas tokių valstybinis turizmo departamentas ir dėl savo būtų labai peržiūrėti žiūrėjot, kuris būtų dėkingiausias Lietuvos turizmo institucijos. Labai noriu kad jūs nusitraukite šitos svarstymus, nes iš esmės praeitais metais aktyviai prisidėjom, nuvažiavom, patyrėm dalyvavimo džiaugsmą, iš tikrųjų įgijom tą pojūtį, kas iš tikrųjų gali sąlygoti mūsų istorijos nesėkmę. Ir iš savo pozicijų šią dieną galbūt turėtume išsakyti tokius pastebėjimus, jog atkreipiant dėmesį į tai, kokioje šalyje, kokiu laikotarpiu vyks paroda, tai vis dėlto Italija yra, tikriausiai, menininkai neleidžia referuoti viena iš tų vietų, kur labai yra svarbu estetika, dizainas, grožis, ir šitoje vietoje tikrai turėtų didelį perdėtų puošybos elementų ir taip toliau. Ir šiai dienai iš tikrųjų labai yra vertinamas minimalizmas, asketizmas, galbūt vis neprofesionaliai čia vyksta ir nuomonės netaip išsako. Tai tuo požiūriu vertinant iš tikrųjų ir kas dar yra labai gerai iš vienos pusės, manėme, kad galbūt tas konkursas buvo paskelbtas kiek per vėlai, nes krypti ir kai kurios šalys, mūsų kaimynės, užsibukina savo mums galbūt tinkančias ir patinkančias temas. Kai išgirdom, kad Latvija, kaip tai žada per metą, įtikras aukštuomis atsakymą, tai galbūt pirmesnė galbūt mums tai pridyta. Bet iš kitos pusės šiandien pamačius, ką siūlo kitos šalis, kokius mes siūlo stendų pasiūlymus, manau, kad galbūt ir gerai, kad mes taip vaidintume, nes šiai dienai matome konferencinę aplinką ir jūs dabar galite vertinti, kokius stendų tikrai bus labai daug. O su kokiais stendais mes galbūt galėtume toje konferencinėje aplinkoje išsiskirti. Ir iš to kelias nuotraukas, kaip jūs parodėte, iš tikrųjų turėtų į akį labai daug žalumais, augalais apkaistytų įvairių stendų tokių pasiūlymų, kas, mano manymu, galbūt mums einant tuo keliu nepadėtų išsiskirti. Ir vėlgi grįžtu prie tos temos, kad galbūt mums padėtų šitoje plotmėje išsiskirti minimalistinis stendas, kaip darytas tas, apie kurį mes matėme, iš tikrųjų, Tai iš esmės šitas
yra gamta. Nu, čia toksai lietuviškas su tuo pušynu ir sakyčiau, čia vietoje eksporto būtų pritraukta, nes grybai uogos iš Lietuvos keliauja. Keliauja ir į Italiją šitie produktai. Ir čia, reiškia, tie produktai geri ir ekologiškas maistas ir ta gamta, tai čia viskas viename. Bet dabar teritorija dengta, teritorijos dengtos mažai. Tuo laiku Italijoje labai karštas, kaip suprantu. Tai kažkaip čia tas sprendimas toksai, nežinau, ar visiškai geras.
kukliai atrodo